Atrodo, lapkričio pabaiga, šiandien 18 lapkričio, ir ką agronomui veikti tokiuose laukuose, sakykim. Bet iki šiol mes, Agrodemos agronomai, sulaukiam skambučių iš ūkininkų ir gan dažnas klausimas. Mano laukai geltonuoja, mano laukuose taip gausiai išplitusi miltligė, ką su ją daryti, kokią jinai žalą gali atnešti ir ką reikės daryti pavasarį. Žodžiu, tikrai daug yra klausimų, turbūt atsakymus visus negalima rudenį duoti, bet šiuo metu mes randamės Kėdainių rajone. Kviečių laukas, kuris pasėtas po vasarinių salyklinių miežių. Ir pažiūrėkim, kaip atrodo tie kviečiai. Tikrai labai gausiai išplitusi miltligė. Čia jie pasėti rugsėjo vidury. Ir kaip matome, apatiniai lapai jau visiškai nugelti, jie sunykę, visiškai, bet ir ant aukštesnių lapų yra tikrai gausu miltligės apnašo ir be abejo, kad tie lapai nunyks. Dabar, jeigu lyginti, čia yra miežių pabirų, tai tikrai, jeigu ir yra kiek miltligės, bet tie pažeidimai nėra tikrai gausūs. Praktiškai sveiki miežiai. Tai rodo iš tikrųjų miltligės kaip obligatinio tikrojo parazito, to prisitaikymą, būtent pažeisti tik kviečius. Ir kada pažeidžia kviečius, tai ta pati miltligė nepažeidžia miežių. Ir atvirkščiai, jeigu miežius pažeistų, tai nebūtinai pažeis kviečius. Dabar, kodėl taip gausiai plinta, tai iš tikrųjų miltligė laukuose šį rudenį. Prisiminkim, kad rugsėjo mėnuo buvo praktiškai vasara. Temperatūros siekė 27 laipsnius, o kai kur turbūt ir daugiau. Lietaus tikrai nebuvo gausiai, galima sakyti, jo trūko, bet mes naktimis turėjom rasas, kurių tikrai pakanka miltligei plisti ir jai vystytis pasėliuose. Tai ankstyvose jos pasėliai, rugsėjo mėnesį pasėti, jeigu iki vidurio, tai tikrai jie pažeisti šiuo metu labai smarkiai ir tai yra išplitimas miltligės, kuris kelia tikrai daug klausimų. Kitas momentas, tai dėl ko miltligė išplinta, tai kad auginama iš tikrųjų daug kviečių, kartu paėmus žieminiai nei vasariniai. Tame tarpe reikėtų dar priskaičiuoti ir kvietrugių plotus. Čia Kėdainiuose pagrindė tai yra tik tai žieminiai kviečiai ir vasariniai kviečiai, bet proporcija, sakykime, lyginant su miežių pasėliais, tai yra 80% kviečių auginama ir tik tai 20% tų miežių. Bendrai paėmus Lietuvoje irgi miežių plotai yra neproporcingai su kviečiais lyginant maži, tai yra apie 100 000 hektarų, tai 18% pasėlių miežių yra siejama. Dabar, kodėl ta miltligė taip greitai ir to užkrato susidarė pradinio tiek daug? Vasaros metu jos nebuvo gausu, atrodo, kviečių pasėliuose. Aišku, naudoti buvo fungicidai, bet nukūlus gan anksti kviečius, jie turėjo vadinamąjį žaliąjį tiltą. Ir miltligė iš žieminių kviečių buvo jau
perėjus į vasarinius kviečius, nukūlus pabiros dygo, iš vasarinių kviečių vėl užsikrėtė pabiros ir taip pasiekė šiuo metu pasėtus kviečių pasėlius. Žodžiu, sąlygos buvo idealios miltligei išplisti. Dabar kitas klausimas, kiek tai yra žalinga. Jeigu mes matom tokį miltligės išplitimą, tai čia ankstyva sėja, atrodo augalai įsikrūmija, bet antrose eilės ūglius, aišku, jinai pažeidžia tiek stipriai, kad jie gali tikrai neišgyventi. Kitas dalykas, maisto medžiagas eikvoja augale ir taip pat sunaudoja cukrų, kuris būtų apsauga nuo žemesnių temperatūrų. Tai didina, aišku, riziką iššalimo. Kas bus pavasarį? Jeigu taip žiūrinti, miltligė gali peržiemoti grybienos formą, ką mes dabar ir matome ant lapų, bet tai dar, aišku, yra ir žiemojančios sporos, būtent kada susidaro miltligės juodi spurgeliai, kuriuos mes matom kaip taškelius ant grybienos senesnės, ir tai yra kleistoteciai, kuriuose yra įsivysčiusios tikrai nepalankiom sąlygom, žemom temperatūrom plisti, išsilaikyti. Tai askai su sporomis, kurios pavasarį vėl gali per naują užkrėsti pasėlius. Tai pasakyti, kas bus pavasarį, jeigu bus tikrai šilta žiema, palanki žiema, žiemoti miltligės grybienai, tai jinai peržiemos taip, kaip jinai ir dabar yra ant lapų. Aišku, tas procentas ant nunykusių lapų sumažės jos užkrato, bet pavasarį gan anksti gali išplisti per naują. Tik tai atsinaujinus kviečių vegetacijai, jau miltligės gali būti tikrai pirmieji į požemį galime pastebėti. Ir tada, aišku, reikia priimti sprendimą dėl fungicidų panaudojimo, ankstyvo panaudojimo, nes tiesiog tai gali jau tikrai įtakoti neigiamai derlių. Rudeninių purškimų be abejo nuo miltligės netaikoma ir kviečiai yra, sakykime, lyginant su žieminiais miežiais, tai jie gali krūmytis rudenį ir gali pavasarį. Praradę kai kuriuos ūglius rudenį dėl miltligės, jie gali kompensuoti papildomų krūmymosi pavasarį ir suformuoti visai normalų pasėlį. Tai atvažiavome į lauką, kur kviečiai pasėti po pupų, ir lauko spalva čia tikrai geresnė nei kad kviečių po miežių, bet miltligės taip pat labai gausu. Ir dar kitas momentas, tai šitame lauke yra ne vien tik tai miltligė, bet ir geltonosios rūdys ant kai kurių lapų išplitusios. Jų nėra gausu, bet tai rodo, kad tikrai buvo labai palankios sąlygos būtent šitiem parazitiniam grybom, kaip miltligės sukėlėjai Bloomeria ir Puccinia būtent rudosiom rūdim. Tai tikrai rodo, ant kiek tai buvo palankios sąlygos. Dėl rūdžių, tai jos yra be abejo jautresnės žemom temperatūrom ir greičiausiai sunkiai peržiemos. Tikrai negalim galvoti, kad jos išplis labai anksti pavasarį, bet gamtoje visada būna sąlygų, kad ligų sukėlėjai randa kur peržiemoti ir aišku, gali ir
rudosios rūdys, kurios pas mus yra įprastos vasaros, sakykime, vegetacijos antroji pusėje vasarą, kad jos plinta pasėliuose, tai gali būti ir ankstyvo užkrato to pavasarį taip pat. Na, o šitame lauke kviečiai pasėti vėliau. Jie čia pasėti yra celiuojami, pasėti po kviečių. Ir, nežiūrint to, kad praktiškai tik tai pradeda krūmytis, 3 lapeliai yra pilnai įsivystę, bet miltligės ir šitame pasėlyje mes matome. Aišku, kol kas jos mažiau nei kad ankstyvose jos ir jinai netiek stipriai pažeidusi, tasai apnašas nėra toks gausus ant lapų, bet be abejo, kad jinai čia gali būti netgi ir žalingesnė, nes pažeisdama naujus ūglius, pradėjus krūmytis, jin tiesiog stabdo krūmymasi šitame pasėlyje. Na ir šitame lauke, šitame pasėlyje galime matyti ir vieną kitą jau matosi išlikusi sudygusių kviečių pabirų kokštelį ir aišku, jie jau yra smarkiau pažeisti miltligės ir tai yra kartu ir tas žalesis tiltas, per kurį perduodamas miltligės užkratas naujiem sudygusiam kviečiam.